Hegelmanai pralaimėjo lyderiams Kauno Žalgirio futbolininkams. Na ir pažiūrėsime. Taip standartiškai kalbant, tokiose situacijose, taip banaliai sakoma, kad geriausias Hegelman žaidėjas, na bet pasikeitimas ir šioje pozicijoje. Ribeiro smūgis ir Giedrius Zenkevičius nerizikuoja ir ko gero teisingai daro. Kamuolys lėkė į vartų plotą prie aikštės šeimininkų vartų. Ribeiro pademonstravo prie kampinio vėliavėlės, įžaidžia. Ribeiro, Šedras. Nepasiektas kamuolys. Na, barė. Ojojoj. Ir čia pasiseka Sūduvai. Baltrūnas. Sanoko. Lausonas. Žaidžia su Sanoko. Sanoko šiek tiek dabar nusileido arčiau gynėjų. Štai tokia situacija ir neleidžia Hegelman gynėjas ir čia reikia pagirti Stefaną. Aišku, nežinau, jis turbūt dėl to nepyksta. Taip, smūgiai vartų plotą 1-0. Marius Petkevičius. Perdavimas link baudos aikštelės ir pirmasis įvartį sėdi Sanoko. Na, kaip sakoma, nereikia daug kartų mušti į vartus, kad įmuštum įvartį. Kartais užtenka vieno tikslaus. Standartinė situacija, puikus Mario Petkevičiaus perdavimas ir nuostabus Sidi Sanoko smūgis. Siunčia kol kas Kauno rajono ekipai tokį mažą knockdown. Blogas perdavimas, bet Domantas Antanavičius kamuolio nepasiekė. Harūna, Diukas, Lupstui. Laukia patogios situacijos Hegelman žaidėjai. Popesku. Aštrina situacija. Popesku! Patrikas Popesku! Bravo! Na, puikūs įvarčiai ir matome, kaip atsimenam, kokį smūgį atliko Sanoko, o čia Patrikas Popesku pateikė, na, tiesiog desertą. Jis blogiau jaustis gali pradėti ir tuomet treneris yra priverčiamas imtis štai tokių priemonių. Antrasis kėlinys jau prasidėjo. Turite dar laiko. Dešinėje pusėje yra QR kodas. Perimtas kamuolys ir čia gali būti labai pavojinga. Vakitomas, perdavimas dešinėje, Stankevičius! 2-1 Dariušas Stankevičius! Bravo! Puikia ataka ir Dariušas Stankevičius siunčia kamuolį į vartus. Nes jau judesiukas įdirbtas, pirštas pakeltas į viršų. Autoritetą tikrai turi tarp futbolininkų. Ir netgi Patrikui Popesku Aleksandras Živanovičius turi ką pasakyti. Čia Kazlauskas. Aikštelį siunčiamas kamuolys, gera situacija ir Giedrius Zenkevičius, bravo jam! Na, dar, aišku, kai nuaidės finalinis švilpukas, dar pasakysiu tokią nedidelę paslaptį, kas yra geriausias orakulas tarp futbolo. Dar viena ataka, bet ten Aleksandras Živanovičius, tokiu kamuoliu jisai nepraleidžia. Ir tai yra viskas. Aidi, teisėjo švilpukas, Sūduva trečią kartą įveikia Kauno rajono Hegelman, o dabar jau atvirai galiu sakyti, kad geriausio